Šiandien laidoje praėjusių metų laidų apžvalga. Prisiminkime ir pasidžiaukime. Šiandien mes susirenkam į regionų metus, kadangi paskelbti 15 metai regionų metai, o mes dar prieš porą metų, 13 metais, buvom tokį sumastę irgi projektą tarmių metams. Ir taip sumastėm, kad reikia užfiksuoti, kiek mes rajone savo krašte turime atvykusių iš kitų regionų žmogučių, kurie gyvenantis grynai Radviliškio rajone. Ir kągi ir mums pavyko, ir mes surinkom komandas, visose komandose įsirinko savo jau kapitonus ir labai gražus buvo renginys tarmių atstovai vienykime Šeduvai, kurį ir vykdėm Šeduvoj. O kadangi turiu tas komandas, tai kadangi nusprendėm regionų metai taipogi padaryti, kad įvyktų šitas regionų metų renginys. Ir ta regionų metų renginiai pas mus faktiškai nuo vasario 19 prasidėjo ir tęsiasi iki pat beveik gruodžio mėnesio. Ir paskutinį tokį baigiamąjį, kaip minėjau, visų komandų toks bus ten su kulinariniu paveldu, ir labiausia, ką norėjau pasakyti, kad labai iš jų išpešti iš kiekvieno regiono kažką tokio unikalaus, kas buvo senuolių. Ar tai kokia tradicija, ar kokia darbo tradicija, ar kokia tai šventė, ar kalendorinės dar būna šventės. Vienu žodžiu, kažkas iš kiekvieno regiono kažką tai mums pateiktų. O kai buvo tarmių metai, tai stengiamės, kad būtų akcentas tarmė. O šiais metais norim jau tradicijos. Grynai, kad iš kiekvieno regiono. Tai šiandien kaip tik irgi renkasi ir kultūros darbuotojai rajono, ir šitie visi mūsų regionų dalyviai. Ir paklausysim, kaip tik atvažiuoja rektorius iš Šiaulių, Juozas Pabrėža. Tai labai norim pasiklausyti, gal kokių idėjų dar pasigausim ir taip ir tęsim iki metų pabaigos. Manau, verta prisiminti ir rinkimus. Tos dienos emocija daug ką pasako. Nuo išrinktų žmonių sprendimų didžia dalimi priklauso ir vykdomi projektai, bendra rajono žmonių gerovė. Manau, emocijos tik tai steigiamos, nes regalijas ir funkcijas perdavėm ne bet kam, o mūsų partiečiui ir ne vieną kadenciją rajonui vadovavusiam už patirtį turinčiam žmogui. Tai manau, kad dėl to tikrai jaudintis nereikia, o pats tai turėsiu truputėlį laisvo laiko ir galėsiu ir iš vienos pusės galbūt atsipūsti, iš kitos pusės kai ką apmastyti, kai ką sudėlioti, tai tikrai viskas yra gerai. Norėčiau palinkėti, kaip ir sakiau, naujiem tarybos nariams, kad tai, ką jie pasižadėjo, tai, ką jie davė priesaiką, padėjo ranką ant konstitucijos, nėra tai šiaip savo žodžiai, kurie skirti tik tais šiai dienai ir tai minutiai atlikti kažkokias procedūras. Į tuos žodžius reikia įsiklausyti ir juos įgyvendinti ir vykdyti. Jeigu viską darys taip, kaip prisiekė, manau, nuo to Radviliškio rajonui bus tik geriau. To aš jiem ir linkiu. Ko gero, pirmieji darbai tai šiandieną įsirinkti vicemerą, įsirinkti administracijos direktorę, suformuoti savo komandą ir imtis tų darbų, kuriuos esame suplanavę. O suplanuoti darbai tai yra žmonių suplanuoti darbai, mums tiesiog bereikės juos įgyvendinti. Jeigu rimtai, tai nesu tas politikas, kuris sakyčiau, kad reikia daryti savivaldybės auditą, žiūrėti, kaip buvo dirbama tą laikotarpį, todėl kad aš buvau Radviliškio rajono gyventojas, puikiai mačiau, ką darė ir kokius darbus atliko, ir jie tikrai buvo puikiai atliekami. Tadgi aš neleisiu laiko savo ir savo komandai žiūrėti, kas buvo praeityje. Tiesiog mes nuo rytdienos jau turime susiplanavę visą eilę darbų, tai su atskirais administracijų skyrių padaliniais analizuoti perspektyvinius veiklos planus, ieškoti galimybių jų pagreitinimui ir, manau, patirtis
ir komanda tai leis daryti. Kol kas opozicija dar nėra pasiskelbusi, nežinau, kas tai bus, aišku, matyt bus. O mūsų valdančioji koalicija tai yra 19 tarybos narių iš 25. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, socialdemokratai, liberalų sąjūdis ir komiteto vienas narys, kuris išrinktas Algirdas Bergelis. Jeigu dabar kalba labai aktyviai nori kalbėti, kad valstybės politikoje reikia ne tik atsinaujinti, bet ir atsijauninti, tai šiandieną mūsų Radviliškio rajono savivaldybės taryba tą padarė. Ir tą padarė labai gana sėkmingai. Pažiūrėjusi į sudėtį, kuri šiandieną yra susirinkusi, tai aš jau nekalbu apie naujumą, bet aš galiu kalbėti apie jaunumą. Vien mūsų iš 10 tarybos narių 5 yra visiškai jauni. Ką tai reiškia? Truputėlį galbūt didesnė atsakomybė, bet, kaip minėjo ir čia kai kurie sveikintojai, mes ruošiamės išmokyti, paruošti juos būtent ateičiai. Ir jaunystė su patirtim, manau, derinys puikus. Tarybos kompetencija tiek, kiek žvelgiu, todėl kad tai ir Jonas Povilaitis, su kuriuo teko kelias kadencijas dirbti, ir Algimantas Ruseckas, kuris taryboje daug laiko yra dirbęs ir buvęs rajono valdytoju. Tad, kad kompetencija manęs niekiek negazdina, net ir komitetų pirmininkus, kadangi dabar pagal naują tvarką siūlys meras, aš juos esu jau apgalvojęs, rinksiuos komandą darbus ne partiniu principu, o pagal kompetenciją. Tai mano pagrindinis tikslas. Kada uždėjo regalijas, tiesiog buvo tokia asociacija su vidiniais psichologiniais dalykais, kad tai nėra vien išorė ir vien tas grožis, ar vien ta šventė, per kurią paploja. Pajutau tą begalinę atsakomybę prieš visą rajoną, prieš viso rajono žmonės, prieš šitą komandą, nes vėlgi viskas, prisiminiau, kaip grįžta viskas į tuos laikus, kaip reikės dirbti ir dirbti geriau, nes atėjau, tai buvo pradžia ir galėjau daryti tam tikras klaidas, suklysti, pasitaisyti. Man dabar teisės nėra klysti. Tiesiog, kad jau laiko mane patyrusiu ir tas rankų virpesys ir drebesys, jis būtent atsirado todėl, kad tai vidinis toks jausmas, kad, mielas Antanai, tavo visi sprendimai, tavo siūlymai, tavo galutinis patarimas jauniems kolegoms, jis turi būti pagrįstas faktais, skaičiais ir mane tas sujaudino. Jeigu prieš tai buvo visiškai ramus, tai kai regalijas uždėjo, aš susijaudinau. Šiluminiai tinklai, biokuro katilinės rekonstrukcija, gamtinių dujų panaudojimas šilumos gamybai. Noriu pasidžiaugti šiandien savotišką mūsų dar vieną darbo tokią, kaip ir galima sakyti, pergalę, kad atidarom kaip ir tokį paskutinį gamybinį objektą, jeigu galima sakyti. Tai ką noriu tuo pasakyti? Eilę metų mūsų įmonė buvo labai dideliai priklausomybei nuo Gazpromo paslaugų, jeigu galima taip įsireikšti. Jeigu pavardint skaičius, tai 9 metais pradėjome biokuro rekonstrukciją, esant dujų sunaudojimui 6,5 milijono kažkur naudodavom per metus šilumos gamybai. Tai 9 metais, metų pabaigoj, įvedėm 2 naujus biokuro katilus, kuriuos mums sumontavo jau dabar garsi firma Lietuvoje, UAB Enerstena. Ir galima sakyti, nuo 9 metų pradėjom mažinti drastiškai gamtinių dujų panaudojimą šilumos gamybai. O jeigu iliustruojant skaičiais, tai sakykime, nuo 6,5 milijonų susimažinom iki 600. Ir tame skaičiuje dar beveik 100 tūkstančių kubų sunaudojam elektros gamybai savo reikmėm. Tai va, tai šiandien norėčiau pabrėžti, kad atidarom galbūt ir baigiamąją jau eilę dar 2 šilumos gamybos, kaip pasakyti,
tokius šaltinius naujus, tai 8 MW biokūro katilą su 10 MW pakura ir 2 MW galios ekonomizerių. Tai ką tas duos? Jeigu vardinant skaičiais, Radviliškio šilumos poreikis yra kažkur tai apie 18–19 MW. Tai reiškia, matematika labai paprasta. Įsivedam 10 naujų, 10 turim. Reiškia, 100% Radviliškio poreikių galėsime padengti biokūro. Žinoma, truputėlis dujų dar liks, kadangi taip pat dar ir galvojam ir mums ekonomiškai apsimoka panaudoti, kad ir sąlyginai aukštos kainos dujas elektros gamybai, kad užtikrinti biokūro pakurų patikimą darbą. Nes, kaip žinome, nuo visokių audrų ten, gamtos visokių kataklizmų truputėlį mums būna kitasik įtampos elektros dingimų. Tai va, kad išvengtų dingimų, dar truputėlį dujų naudosim elektros gamybai. O šiaip tai reziumuojant, galiu pasakyti, kad Radviliškis, man atrodo, vienas iš pirmųjų apskrityje pabaigė, aš drąsiai galiu pasakyti, pabaigė perėjimą prie 100% biokūro panaudojimo šilumos gamybai. Ir viskas, tai žiūrovas būtinai norėtų paklausti, o kaip atsilieps tam kainom, kaip tam paprastam žmogui? Labai paprastai galiu ir šitą klausimą atsakyti. Jeigu dabar jau, kaip pasakyti, dujų kaina esamo momentu vis tiek kažkur 3,5 karto, pabrėžiu karto, yra didesnė negu biokūro kaina. Tai, sakykime, reiškia, esama padėtis prieš tą rekonstrukciją, žinoma, mums čia reikėjo investuoti 3,5 milijono, kaip pasakyti, investicijų, 3,5 gavom iš europinių pinigų, tai tas leis bent stabilizuoti prie esamų biokūro kainų, kad Radviliškio miesto gyventojams šilumos tarifas neaugtų. Tačiau jeigu žiūrint toliau į mūsų vyriausybės ir Seimo perspektyvą, tai jau numatyta yra net ir 15 metam, kad 50% biokūro įsigytumėm biržoje. Tai čia yra tokia, kaip čia pasakyti, irgi viena iš galimybių, kad net galbūt mums leis ir ten centų, ar dabar sunku, aš nenoriu čia, kaip pasakyti, garsiai pasakyti, tačiau galiu užtikrinti garsiai, kad tikrai Radviliškis šilumos tarifų neišaugins. Dėl to ir mes patys labai džiaugiamės, ir miesto vartotojus. Man atrodo, kiekvienas toksai, kaip čia pasakyti, nebrangimas, duoda tik tai pliusą. Ekonomika yra ekonomika, tačiau Radviliškio rajonas gyvena ir pilnavertį kultūrinį gyvenimą. Kalbėsime apie žirgus. Pristatinėjau pačią specialybę žiūrovams, dabar galiu papasakoti trumpai apie ją, kad Lietuvoje susidomėjimas žirgais sparčiai didėja. Žmonės atranda jojimą kaip laisvalaikio praleidimo būdą, atsipalaidavimo būdą, pabėgimą nuo rutinos, užsimiršimą nuo darbų, tokia savotiška meditacija. Galimybė pabūti gamtoje ir pasijusti pačiam gamtos dalimi. Taip pat yra dalis žmonių, kuriems žirgas yra jautrus sielos ir kūno gydytojas. Kalbu apie žirgų terapiją, nes vis daugiau tėvų veža savo vaikus, kurie serga cerebriniu paralyžiumi arba autizmu į žirgynus. Taip pat ir suaugę žmonės važiuoja, kurie yra patyrę galvos traumas ar insultus, važiuoja tenais gydytis. Be šitų visų dalykų taip pat susidomėjimas auga ir pačių žirgų sportų. Labai daugėja ir sportininkų, tiek profesionalų, tiek mėgėjų, žirgynų daug steigiasi. Ir žirgynai steigiasi, tačiau juose trūksta profesionalų, kurie ten dirba ir mokėtų tinkamai prižiūrėti ir žirgus ir dirbti su žmonėms, su raiteliais, kaip treniruoti. Todėl ta žirgininkystės verslo darbuotojų specialybė yra labai paklausi ir manau, kad tokia dar ilgai išliks. Tai mes džiaugiamės, kad mūsų mokykla yra galimybė studijuoti šią specialybę, kurioje be pagrindinių dalykų taip pat mokoma yra treniravimo, šėrimo, ligų
reprodukcijos, auginimo bei kitų dalykų, kurie reikalingi žirgo priežiūrai. Pamilau žirgus ir kartą pamilęs be jų nebegali. Ir taip išėjo, kad mano pačios irgi hobis tapo darbu. Ir dabar gaminam Lietuvoje pašarus sportuojantiems žirgams. Tai darbas tapo malonumu arba malonumas tapo darbu, nežinau kuris. Beisbolas Radviliškyje žengia jau nebe pirmuosius žingsnius. Dėka entuziastų ši sporto šaka tapo populiari Radviliškio rajone, o sportininkai dalyvauja net tarptautinėse varžybose. Labai nesunku palyginti ir suprasti tas pats, sakykime, kad atvažiuotų iš Brazilijos Ronaldo, pamokyti futbolininkų, mažosius futbolininkus futbolo, arba atvažiuotų Michael Jordanas, pamokyti mažosius krepšininkus. Tai va tokio lygio žvaigždė iš tikrųjų labai daug pasiekęs, labai jau vien patekimas į aukščiausią Amerikos lygą yra didelis įvykis ir daugelio milijonų žaidėjų svajonė, o toj lygoj tapti vienu iš geriausių ir būti rašytų į garbės, sąrašus. Tai yra nepaprastai didelis pasiekimas iš tikrųjų. Kiek aš žinau, man tai buvo irgi toks kaip ir perkūnas iš giedro dangaus, bet tai Amerikos ambasados idėja. Konkrečiai, jeigu neklystu, kultūros atašė Sara Talailai. Ir gal neteisingai ištariu pavardę, labai atsiprašau. Bet būtent jos idėja, kaip suartinti galbūt Amerikos ir Lietuvos kultūras, jaunimo, įvairius reikalus visą kitą. Kadangi Amerikoje beisbolas tai yra kaip pas mus krepšinis, buvo sumanyta, kad pakviesti ir aš labai buvau nustebęs, kad tai tapo įmanoma. Tada jie susisiekė su klubais Lietuvos, kurie turi beisbolo klubus ir pasiklausė, ar norėtume, kaip mes galime nenorėti. Tai tokia proga vienintelė gyvenime, ko gero. Šeštadienį vyko irgi didelis renginys Kaune, ten vyko varžybos ir taip pat treniruotės. Sekmadienį turėjo vykti renginys Vilniuje Gedimino prospekte, bet dėl lietaus buvo sutrukdyta ir buvo perkelta į vidaus patalpas. Ten Vilniečiai turi neblogas patalpas treniruotėms. Šiandieną Radviliškyje, o rytoj Utenoje. Tai yra iš tikrųjų 4 kertiniai miestai Lietuvoje, kur yra vystomas ir ugdomas beisbolas. Nuo 2010 metų mes skaičiuojam savo gimtadienį būtent nuo tų metų. 5 metus mes mokom vaikus beisbolą. Turėjom ir suaugusių komandą, bet tiek, kad labai sunku juos išlaikyti. Turim praktiškai brandolį Lietuvos softbolo rinktinės. Softbolas tai labai artimas beisbolui, kurį daugiau žaidžia merginos, bet vyrai taip pat. Tai vat merginos pas mus yra stiprus pagrindas Lietuvos rinktinės. Labai daug keliaujam, atstovaujam Lietuvą, važinėjom po varžybas, turnyrus. Galiu pasakyti taip, kad ar tai būtų eskimai Grenlandijai, ar tai būtų pietų afrikiečiai, ar aborigenai Australijoje, jeigu vaikai turėtų galimybę žaisti, jie žaidžia mielai visam pasauliu. Net prieš pasirodant Radviliškio beisbolui, daug kas sakė, mes žaidžiam kažką panašaus kieme. Vaikam patinka, tai yra normalus, sakykime, natūralus sportas, paimti kažką ir mesti, tai yra labai natūralus žmogui, nuo pat akmens amžių. Sakykime, tik krepšį mėtyti, tai čia naujovė, o mest kamuoliuką taikliai ir stipriai, tai yra kiekvieno, sakykime, vyro medžiotojo siekiamybė. Ir vaikams tas patinka. O atmušt su lazda, tai toks, nemoku pasakyti, tai euforija apima, kai pavyksta tą padaryti. Tai patikėkit, vaikams kiekvienam kieme, kiekvienam kampelėje patiktų ir tikrai, bet problema turbūt su suaugusiais yra, nes suaugę labai nenori keistis, daugelis sako, man taip gerai, kaip dabar yra, mums užtenka krepšinio, kam čia dar galvas. Nes iš tikrųjų, žinokite, yra tekę ir Kupišky, ir Šiauliuose būti, ir dar kitur. Vaikai pamato, kaip manęs. Jiem tik duok, jiem tik žaisti. Bet reikia tą organizuoti, vadovauti, reikia prižiūrėti. Taip, kad mums trūksta suaugusių nuo vaikų. Šiuo metu dabar 21 iš mažesnio amžiaus vaikučių, vyresniųjų buvo, suskaičiau 18. Ir aišku, ne visi dar galėjo būti. Vyrų komandos narių šiandieną nebuvo, buvau minėjęs apie vyrus, bet jų mūsų komandos neliko, nes studentai išsivažinėja, baigė mokyklas, mes su jais dirbam metais ugdom, o jie paskui išsivažinėja, normalu. Tai grubiai suskaičiaus, taip priskaičiuojame vidutiniškai apie 50. Žaidęs minoriniai lygoje ir už gerą komandą, žaidęs 6 metus, su visai neblogais rodikliais, bet toli gražu. Tai aš tikiu, kad jo paties svajonė. Barry Larkin, iš Cincinnati Reds, 19 metų žaidęs viename klube. Jo rodikliai iki šiol šiai dienai dar labai įspūdingi, kur galvoja. Atmušimo vidurkis, pavogtos bazės, pelnyti taškai ir taip toliau. Nuo 2004 metų, jeigu jūs prieisite arčiau, kaip moteris, atkreipkite dėmesį, kaip jis atrodo. Jam 51.
yra. Jis yra vyresnis už mane. Būtų kas nors pasakęs, kai jam 25, būčiau sutikęs. Truputėlį kalbos barjeras jiems trukdo mažiesiems, vyresniem, bet nebuvo jokių problemų. O mažesniesiam šiek tiek kalbos barjeras, bet jie moka vesti treniruotės tokiu įdomiu būdu ir išradingu, kad traukia tos vaikus taip, kad jie užmiršta viską. Ir ten kažkokio dėmesio išsiblaškimo ir ką, kaip pas mus būna kasdieną, beveik nėra. Ir aš labai džiaugiuosi ir aš pats mokausi, pats žiūriu, kaip jie dirba, kaip jie sudomina tos vaikus, kokie pratimai. Jie tik pamato, kad vaikams truputį nuobodu, tuo keičia pratimai. Pusiau pasižaidimą, pakalba, pabajaruoja, juokelis įskiria. Prasme, jie moka tą. Jie visiškai, žinokit, totaliai, nes tai yra raktas būtent į jo tobulėjimą. Svečiai. Svečiuose ministras pirmininkas, o rajoną aplanko ne tik delegacijos iš kitų miestų, šalių, bet ir aukščiausio lygio valstybės vadovai. Pirmiausia, man kaip ministro pirmininko labai svarbu, kas vyksta regionuose. Mes apie regionus labai pastaruoju metu daug kalbam, bet aišku norisi ir pamatyti, kas yra padaryta. Tai jeigu kalbėti apie Radviliškio rajoną, ne tik apie vieną Radviliškio miestą, aš džiaugiuosi, kad vietinė valdžia tikrai pirmiausia turi daug idėjų, turi gana nemažai projektų ir visus tos projektus stengiasi per kuo trumpesnį laikotarpį įgyvendinti. Ir va šiandien, kur lankomis autobusų stoty, tai man irgi savotiška nostalgija. Žinot, aš Radviliškį baigiau sporto mokyklą. Buvo tas laikotarpis, kai beveik 4 metus, 4 kartus per savaitę iš Šeduvos į Radviliškį važinėdavau. Dabar, kai žinai, jeigu reikėtų jaunimą priversti tiek kartų važiuoti per savaitę tokį atstumą, tai vargu ar sutiktų. Ir matau, kad tie objektai yra renovuojami, tvarkomi, prižiūrimi ir visą tai tarnauja tikrai tiek šio krašto žmonėms, tiek pravažiuojantiems žmonėms. Antras dalykas, jeigu kalbėti apie šitą kraštą, vis dėlto Radviliškis vaidina ir tam tikrą nacionalinę reikšmę, nes čia yra didžiulis geležinkelio mazgas, tai yra lokomotyvų depas, vagonų depas ir šiandien, kai tik lokomotyvo depui sukanka 145 metai. Tai šiandien, bet kalbant apie tai, kad Radviliškio žmonės yra labai darbštus, reikia įvertinti ir tai, kad jie yra žmonės, kurie stengiasi ir organizuoja tam tikrus objektus, pastatyti gal tiesiog, kad būtų galima ir praleisti turiningai poilsį. Ir šiandien, kiek aš žinau, mes turėsim galimybę leisti kapsulę į būsimo, kaip sakyt, baseino esamo dabar jau statybą, tai būsimas baseinas, kuris tarnau šitiems žmonėms. Labai gerai, kada darbas, poilsis, kultūra yra viskas kompleksai ir viskas yra suderinama. Tai yra šaunu ir taip, aš manau, turėtų elgtis ir kiti rajonai. Bet Radviliškis tai yra toks prie lyderių. Aišku, visus žmonės dabar liečia, ypač kalbant apie kaimo vietovę, šiuo metu tokia yra įtampa dėl žemų kainų pieno ir stengsimės ateinančią savaitę mes vis dėlto susitart su pieno perdirbėjais ir mėsos perdirbėjais ir prekybininkais, kad kaina Lietuvoje pieno padidėtų. O optimistiškesni dalykai yra tai, kad vis dėlto antro ketvirčio statistika parodė, kad ekonomika mūsų vis dėlto, kaip sakyt, nuo tų problemų dėl geopolitinės situacijos susidariusi, liaudiškai kalbant, atšoko ir mes jau tikrai, nežiūrint, kad eksportas kažkada buvo Rusija labai didžiulis, mes persiorientavom į kitas rinkas sėkmingai ir noriu pasakyti, kad darbo užmokestis tikrai didės, kad nuo ateinančių metų mes sausio 1 dienos vėl padidinsim pensijas, tą labai atsakingai padarysim, be jokių politikavimų, kad būtų nuosekliai pastoviai tasai daromas. Aišku, laukia tam tikros reformos švietimo sistemoje, kalbant tiek apie universitetus, bet norisi pirmiausia, kad mokyklos būtų irgi sutvarkytos, kad tokių mokyklų kaip Baisogalos šiandien, kurioje lankiausi, būtų Lietuvoje kuo mažiau. Policija, bendradarbiavimas, auklėjimas, bendri tikslai ir būdai jiems pasiekti. Šiandieną yra, kaip pasakau,
baigiamasis konkurso etapas, pats linksmiausias turbūt vaikam apdovanojimai, tai laiškas vairuotojai. Tai mes kartu su Šiaulių regiono keliais ir kelių direkcija Lietuvos organizavome šitą renginį ir taip vaikus įtraukėme į sakykime, pasimokymą, apsišvietimą apie kelių eismo taisyklės. Iš tiesų perskaičius laiškus, kai kuriuos laiškus perskaičius net galima nubraukti ašarą, jeigu tai yra tiesa ir tai nėra vaikų fantazija. Tai iš tiesų vaikai puikius laiškus parašė visi ir skaitant juos tikrai vairuotojai turi susimastyti, kad jie yra ne vieni kelyje. Aš kaip sakau, kelią turime dalintis visi. Tai pėstieji, vadeliuotojai, dviratininkai, vairuotojai. Ir jeigu mes kiekvienas žiūrėsime tolerantiškai, draugiškai, tai ir tų skaudžių eismo įvykių nebus. Jeigu pėstysis eidamas per gatvę tikrai pasižiūrės, ar nėra arti automobilio, tai tikrai jisai bus saugesnis. Jeigu vairuotojas artėdamas prie pėsčiųjų perėjos atidžiau pasižiūrės, ar nėra pėsčiųjų ir galbūt sustos ir galbūt pamatęs greičiau sustabdys transporto priemonę, taip pat mes išvengsime skaudžių eismo įvykių. Vaikai dėkoja vairuotojam, atkreipia vairuotojų dėmesį, kad ir jie yra eismo dalyviai. Na, tiesiog visokių tų laiškų yra. Naujos tradicijos. Gyvenimas keičiasi, atsiranda nauji reiškiniai, būtinybė keisti jau nusistovėjusias tradicijas. Pirmą kartą Radviliškyje graži auksinių vestuvių šventė. Apie šeimos vertybės, apie šeimą kaip valstybės pamatą, apie tai, kas išlaiko du žmonės drauge 50 ir ilgiau metų, apie pagarbą ir meilę, apie draugystę ir supratimą kalbėta Radviliškio miesto kultūros centre surengtoje auksinių vestuvių šventėje. Ta idėja auksinių vestuvių, jubiliejinių metų, kaip tik mes ir norėjome, kad tai būtų prieš didžiasias metų šventės. Ir kaip keista matyti, sveikinant jubiliatus, kurie labai atvirai pasisako: Dieve mano, kaip aš jaudinuos, tiesiog rankos sudrėkusios. Tai manau, kad mūsų noras, tikslas pasiekė tai, ką mes norėjome. Žmonės patenkinti, žmonės linksmi. Sakė, prisimename savo gyvenimą. Kalba jie, aš tik perduodu jų mintis. Senosios tradicijos. Žygis palyginti jaunas, tačiau ypatingai gyvybingas. Norinčių dalyvauti šimtai. Šis žygis skirtas paminėti pergalių ir kovų kelius ten karo laikais, kai buvo. Naudinga vis tiek kas ir sportas, viskas susiję, prisiminti karo laikais, kai buvo, paminėti paminklai ir taip toliau. Mes eisim 30 km atkarpą, tai kokias 5 valandas planuojame. Taip mėnesį kartą 2 stengiuosi dalyvauti. Žygis įrašų, nes jau įpratus, jau stengiuosi dažniau dalyvauti žygiuose. Kiekvieną mėnesį neišėjom, bet bent kas antrą mėnesį stengiuosi dalyvauti. Taip pat įdomu Lietuvos istorija, įdomu pagerbti tas žuvusius žmonės, pergalės mūsų laisvės. Ir tai ir mane ir veda į tai. Norim pasivaikščioti, pasportuoti, pabendrauti su žmonėmis, pasižiūrėti vietovės. Naujas. Aš jau 3 kartą tam žygyje. Tai paprasčiausiai labai įdomus žygis. Iki šiol būdavau naktinis, jeigu žinote, jeigu informuoti, tai labai įdomios improvizacijos būdavo anksčiau, nežinau kaip dabar bus, negirdėjau. Ar bus tas pats, ar kažkas naujo. Galbūt tai būtent kažko patirti, kažko naujo, įspūdžių kažkokių pasisemti, ir įdomu. Jis skirta kiek žinau, pergaliai prieš bermontininkus. Ir kiekvienas žygis skirtas atskirai kažkokiam ten vadui ar dar kažkam, kiek įsivaizduoju. Bet būtent mūsų istorijai skirta. Ir praeiti tą atstumą kažkokį, pajausti kažkokį tai sunkumus tame žygyje, ir yra esmė turbūt. Radviliškis žengia į priekį 7-myliais žingsniais, išlikdamas ištikimas savo. Vertybės čia ne tuščias žodis, bet tikėjimas, viltis ir meilė.